Gerą dieną visiems, su jumis Tošis ir jei jūs įsijungėte šitą video, vadinasi, kažkas pastumėjo jūs pradėti domėtis metalo detektoriais ir paieškomis. Gal jums kažkas padovanoja kokį nors čekį, gal pamatėt video, kai kas nors iškasė lobį ar kasą auksą. Tai šiandien mes pabandysim pasikalbėti apie tai, nuo ko pradėti, kaip pradėti ir kasgi tas yra paieškos su metalo detektoriumi. Ir pirmiausia, pradėsiu ne nuo pačių detektorių, bet nuo, sakykime, mūsų etikos ar tokių nerašytų taisyklių ir pakalbėsiu šiek tiek apie tai. Tai pirmiausia, mes visi ieškotojai ir padorūs Lietuvos piliečiai, mes vadovaujamės įstatymais. Įstatymai pas mus yra tokie, kokie yra ir kitaip kol kas nenusimato būt. Taip kad visas paieškas ar kažkur tai reglamentuoja kilnojamų kultūros vertybių įstatymas, kuriuo mes vadovaujamės ir turėtumėm jam paklust, o jeigu ne, tai galim susilaukti pakankamai rimtų problemų. Vienas dalykas, ko tikrai patarčiau vengti ir tikrai nedaryti, tai yra nekasinėti vadinamose raudonosiose zonose. Tai yra tos zonos, kurios tai yra piliakalniai, pilkapiai, kokios nors dvarvietės, palaidojimai ar dar kažkas. Būkit geri, neikit tenai apie tas vietas žino archeologai, apie tas vietas žino mokslininkai, jie tenai dirba ir tenai geriau nelyst. Apeikit tas vietas, nežinau, kilometro, 2 kilometrų spindulių ir neikit tenai, neieškokit tenai, nekasinėkit ir tikrai pasigrožėkit tom vietom, bet jokiais būdais tenai neikit. Tai yra saugomos teritorijos, jos yra vertingos mūsų istorijai, tenai yra palaidoti mūsų dažnu atveju protėviai ir tos vietos neturėtų būti trukdomos mūsų ieškotojų. Kitas dalykas, reikėtų gauti, jeigu jau išsirinkot vietą, kur norit kasinėti, gaukit žemės savininko leidimą. Tai padaryti kartais būna sunku, kartais būna lengva, kartais reikia pasivažinėti po apylinkes ir surasti ūkininką ar savininką tos dirbamos žemės ar miško šiuo atveju. Šitą miške savininką šito miško aš pažįstu. Anoj pusėje keliauko buvo girininko troba, šitoj pusėje yra senas kelias, kuris ėjo nuo girininko trobos. Taip kad girios savininkas, sakykime, leidimą davė. Ir šitoje vietoje aš galiu kasinėtis ir kažko tai pramogauti ir ieškoti. Kitas dalykas, radus kažką tai įdomaus, praneškite į KPD. Tenai žmonės, kad ir biurokratai, bet jie visgi mūsų supranta. Juolab, jeigu tai yra kažkokia tai tikrai rimtas daiktas, tai galbūt jūs pasikvies po to ir į žvalgymus, į tyrimus ir galbūt jūs įsirašysit į istoriją ir jūsų pavardė kažkur tai atsiras prie kokio nors radinio, kokiame nors muziejuje. Pats asmeniškai esu pridavęs porą piliakalnių, iki šiol nežinomų Lietuvoje. Spaudė mokslo vyrai man ranką ir sakė, labai gerai, kada bus kažkokie tai tyrinėjimai, kada mes šitos piliakalnius tyrinėsim, pasikviesim ir galėsit sudalyvauti žvalgymuose ar paieškose tenai. Labai smagu ir labai gera. Taip kad, tiek apie etiką, dar ką nepamiršau. Jeigu einat kasinėt, palikit vietą tokią, kaip kad jūsų tenai nebūtų buvę. Vienas dalykas, mes išsinešam šiukšlės tai, ką iškasėme, ar tai būtų, nežinau, plūgo koks gabalas ar dar kažkas, tai jeigu jau nėra kaip nešti, nuneškit į šoną lauko, sudėkit į vieną vietą, pasakykit žmogui, kad ten prie tos stulpo sudėjau visą krūvą metalo, užkaskit duobės. Čia yra labai didelė problema mūsų bendruomenėje, tai
Tai duobės užkasimas tikrai laiko daug neužima, tai užsikaskit duobės, palikit vietą tvarkingą, kad traktorius ten dardamas neįvažiuotų. Aš įsivaizduoju, kad mes vis tiek kasam ten 30 cm gylio duobę, maks, ko tu ieškai, bet visgi pasistengkit vietą palikti tokią, kokią jūs radot. O jeigu pamatėt kiaulės kolegos duobę, nepatingėkit ir užverskit ir ją. O dabar apie paieškas ir detektorius. Detektoriai yra labai įvairūs, kainuojantys nuo porą šimtų eurų, galbūt nesiekiančių netgi 200 eurų kainos iki poros tūkstančių, o jeigu kalbant apie truputėlį įdomesnius daiktus, kurių dažniausiai mes nenaudojam, tai kainuoja ir 20 tūkstančių, ir 30 tūkstančių eurų. Bet mūsų visgi pagrindinis reikalas yra paprasti detektoriai, kaip kad štai pavyzdžiui čia turiu Techneticsą amerikonišką, kurio kaina nesiekia 200 eurų, tai 108 ir 109 eurų. Ir štai čia yra prancūzas Expedius 2, kurio kaina prasideda nuo, neprasideda, bet sakykime, tokios komplektacijos kaina 1500–600 eurų. Jų yra įvairių, visi detektoriai kažką tai ras, vieni ras daugiau, kiti ras mažiau ir tai priklauso nuo to, kaip jūs su jais susidraugausit. Vieni detektoriai yra nardinami į vandenį, kiti nenardinami į vandenį, vieni turi didelės rites, kiti turi mažas ir visa tai priklauso nuo to, ko jūs norite iš detektoriaus ir kam jisai bus jums skirtas. Tai jeigu pradėt apie detektorius, tai pirmiausia, mes turim išsiimti iš dėžės, susirinkti ir susipakuoti. Tai štai pavyzdžiui toks detektorius, jisai ateina išardytas, jisai turi bateriją, kurią keisit kas kokį 20–30 darbo valandų. Jisai turi laidą, kurį jums reikėtų susivinioti. Tai toj vietoj susirenkant detektorių ir kiekvieną kartą, sakykime, atvažiavus kažkur tai papramogauti, susivaržykit varžtus, jeigu yra tokie. Štai čia tvirtinasi blokas, sakykime, tvirtinasi rankena. Apie surinkimą laidą, kuris eina nuo ritės, stenkitės vyniot per viršų. Nes dažnu atveju, kai padėsit ant žemės, ritė norės padaryti štai taip. Ir kad neužlaužt laido, kuris yra štai čia, tam vyniokit visą laiką laidą per viršų rėmo ir taip truputėlį pailginsit gyvenimą, nes jeigu laida šitas nutrūks, tai turėsit problemų, tai yra turėsit pirkti naują ritę, nes dažnu atveju tokie gedimai nėra remontuojami. Beveik visi detektoriai yra nardinami į vandenį ir vandens nebijo, bet tik tai iki bloko. Jeigu norėsit eiti į vandenį ir ieškoti giliau, tai prasideda kiti detektoriai, kurių blokas yra nardinamas, galima lįsti su juo į vandenį ir ieškoti ir po vandenį. Bet jau čia turėtumėt irgi žiūrėti, ar jums to reikia ar ne. Ritės, kaip jau minėjau, yra jos įvairios. Jos gali būti štai tokios ir gali būti štai tokios. Tai yra priklausomai nuo to, ko jūs ieškot ir kokioje vietoje ieškot, jūs pasirinksit ritę. Tokia ritė pats tas lįsti į vandenį, ieškot smulkių juvelyrikos dirbinių ar ieškot kokią nors šiukšlynę buvusiam. Tokia ritė skirta paieškoms švariuose laukuose, neužterštuose metalo, sakykime, juodo metalo dirbiniais ar ten nuolaužom ar dar kažko. Tai va tokia švarių vietų ritė, sakykime taip. Jinai signalą paims giliau, sakykime. Šita, aišku, kenčia gylis, bet toje vietoje atsiranda tai, kad šita ritė geriau reaguos į smulkius daiktus. Šita ritė smulkius daiktus dažniausiai praeis, šiek tiek eliminuos.
bet jinai pasieks giliau. Nu, tai va toks, darom tokius kompromisus. Kitas dalykas, apie ką, sakykime, galim pakalbėti, yra apie jautrumą, sensitivity, atsiras tokie dalykai, kaip pradėsit maigyti knopkes ir tenai bus jautrumas, sensitivity, tai jeigu tai yra užteršta vieta, stenkitės sensitivity laikyti tokiam lygiai, kad būtų dar patogu jums ieškoti, kad tai nebūtų per daug triukšmo. Jeigu tai yra švari vieta, galite jautrumą keltis iki maksimalių nustatymų ir taip toliau. Kitas dalykas yra atsistatymo greitis. Detektoriai, sakykime, šiek tiek jau brangesni detektoriai turi tokį nustatymą kaip atsistatymas. Tai yra per kiek laiko suvaikščios signalas pirmyn atgal, tai yra išsiųstas iš rytės, grįš atgal į rytę. Tai kuo atsistatymas yra žemesnis, tuo signalas eis, sakykime, stengsis eiti giliau į gruntą ir grįš atgal. Tai toj vietoj jūs laimit gylį, bet prarandat greitį reakciją, jeigu bus daug taikinių, tai, sakykime, tas suvaikščiojimas, jisai jums kainuos, sakykime, paviršinius smulkius radinius. Ir atvirkščiai, jeigu jūs turėsit greitą atsistatymą, tai yra signalas vaikščios labai greitai, tai, sakykime, jūs prarandat gylį. Toje vietoje visą laiką toks daromas kompromisas, sakykime, statykitės pradžiai vidutinės nustatymo vertės ir bandykit žaisti būtent su nustatymu ir jautrumu, tai yra jūsų pagrindiniai nustatymai. Taip pat yra vienas iš tokių svarbesnių dalykų, tai yra grunto balansas. Tai yra kiekvienas gruntas yra skirtingai laidus. Tai toje vietoje irgi kiekvienas iš detektorių šiek tiek brangesnių ar turintis daugiau nustatymų, jisai turės grunto balansą. Atėję į lauką, pasidarykit grunto balansą, nusistatykit gruntą ir tada pradėkit paieškas. Kitas svarbus dalykas yra, bent jau be ko aš neįsivaizduoju paieškų, tai yra ausinės. Ausinės dažniausiai būna skirtos tam, kad jūs išgirstumėt tylius signalus. Detektorius, jisai turi tą savybę, kad kuo gilesnis signalas, kuo taikinys yra giliau žemėje, tuo jisai garsinamas tyliau. Tai toje vietoje su ausinėm jūs esant vėjui, sakykime, jūs išgirsit tą signalą, ko jūs neišgirsit, sakykime, iš dinamiko, iš garsiakalbio, kuris yra pačiame valdymo bloke. Tai ausinės tikrai rekomenduoju. Pas kai kuriuos detektorius jos būna komplekte, kai kur reikėtų dasipirkinėti atskirai, bet šitas daiktas yra labai geras ir tikrai labai praverčia ieškant smulkių signalų arba ieškant vėjuotą dieną, pavyzdžiui, pajūriai, kur yra, sakykime, bangų šniokštimas, tai tikrai tas garsas, kuris išeina iš bloko valdymo, jį dažnai vėjas nusineša. Taip kad ausinės tikrai padės jums išgirsti tuos signalus, kurie yra tylūs ir švelnūs, taip kad ausinės tikrai rekomenduoju. Dar vienas dalykas, kas padeda paieškose, tai yra mažas metalo ieškiklis, tai vadinamas pinpointeris. Pinpointeris jau irgi yra įvairių, kainos prasideda nuo kokio 80 ar 20 eurų, jeigu parsisiųsit iš kiniečių, ko aš iš tikrųjų nerekomenduoju. Už 5 kiniečius galima nusipirkti vieną padorų pinpointerį, bet tai irgi padeda, sakykime, paieškose, nes šis daiktas reaguoja tik tai į metalą, kada jisai yra labai arti. Taip, kad iškasė duobę, pinpointeriu pamakalavot, susiradot konkrečiai taikinėlį ir galite jau tada išsiimti. Rekomenduoju turėti ir pinpointerį.
Dar vienas pravartus reikalas, tai yra štai toks radinių krepšys, ar toks, ar kitoks, tai čia skirtumo nėra, bet jisai skirtas tam, kad jūs iš lauko įsineštumėt šiukšlės. Šiukšlės, o ir radinius. Radinius gali dėti į, nežinau, į kišenę ar dar kažkur, bet šiukšlių jūs tikrai nenorėsit dėtis į kišenę. Jūs iškasit milijoną kamštelių, krūvą, aliuminės vielos ir taip toliau panašiai. Taip, kad visus šituos radinius, šiukšlės įsineškit į lauką, iš lauko išsineškit, užsikaskit duobės, kaip jau sakiau, ir ūkininkas jums tikrai padėkos, kitą kartą lengviau bus jau su juo susitart dėl galimybės pasikasinėti pas jį. Taip, kad tas toks dalykas tikrai būtinas ir reikalingas kiekvienam normaliam kasėjui. Na ir nepamirštam pagrindinio įrankio, tai yra kastuvas. Kastuvus naudoja kasėjai labai įvairius, pats paprasčiausias variantas yra mažasis fiskaras, trumpas, man jisai šiek tiek gal per trumpas yra, toliau yra visokie teleskopiniai kastuvai fiskaro ar dar kažko, tai čia yra Miteris, čia yra Lenkų gamybos kastuvas, pakankamai, pakankamai sunkus, sveriantis virš 1,5 kilogramo, tai tampytis visą dieną irgi pasitampysit. Dar vienas dalykas, jeigu jūs kasinėsit ir ieškosit kažkur tai vandenyje, tai jums bus reikalingas samtis. Samčio nuotrauką pridėsiu štai čia kažkur tai irgi palengvina atsijojant gruntą ir ypač kai tu nematai vandenyje, ką tu iškasi, duobutė lieka, sakykime, signalas yra, iškasi, ištraukai, gruntas prasisijoja pro tarpus ir lieka tik tai stambesni radiniai. Kartais tai yra sunku, ypač su kokiais nors auskarais arba dar kažkuo tai, kas yra smulkus dalykai, tai ten galbūt prasikošia pro tą sietą, kai kas deda smulkesnį tinklelį, bet tada lieka daugiau žemės, reikia makaluoti labiau išplautą gruntą, kuris yra. Na, o dabar truputėlį apie priežiūrą, sakykime, ir apie tai, kaip reikėtų prižiūrėti mūsų detektorius. Dažniausiai detektorius ritė turi tokį dalyką kaip ritės dangtį, ritės apsaugą vadinamą. Tai yra toks plastikinis dalykas, kuris susideda ant pačios ritės ir apsaugo būtent elektroniką, tai yra šiuo atveju du žiedus, kurie yra čia ir užpilti plastiku. Tai yra štai toks dalykas, kuris užsideda ant ritės ir kurį reikėtų geriausiu atveju po kiekvienų paieškų reikėtų nusimti dangtelį ir pasivalyti šitą žemės, kurios susikupė po apačią. Jų pridulka iš tikrųjų. Ir nusiemu šitą, nusivalot, lygiai taip pat galite ir nusiplauti detektorių. Dažnu atveju, jeigu tai yra detektoriai, kurie vandens nebijo, pakiškit namie po dušu ar dar kažkur tai ir nuplaukit detektorių. Taip vienas dalykas ir estetiškai šiek tiek greičiau atrodys ir bus jums patogiau ir nebus apsinešęs žemėmis. Dar vienas dalykas, apie kurį, sakykime, apie priežiūrą pačių detektorių, tai yra, kai jūs susirinkinėsit savo detektorių, jūs dėžėje rasit štai tokias guminės tarpinės. Guminės tarpinės eina į vietas, kurios yra skirtos prie koto ir ant jo užsideda pati ritė, užsimauna ir šios tarpinės neleidžia laisvai judėti ritei, kada jūs ją suveržėt. Sakykime, jeigu tai būtų tik tai plastikas, tai, sakykime, po kiek laiko pradėtų jos, sakykime, nebesilaikyti, jūs vis verštumėt, sakykime, tuos varžtus ir galų galia tai susidėvėtų. Kada jau, jeigu aš dabar šiuo metu prisuku varžtą, aš pakankamai sunkiai galiu pajudinti ritę ir ritė taip ir lieka, sakykime, nejudinama arba, sakykime, toje pozicijoje, kaip jums yra patogu ieškoti.
po kažkiek tai laiko šitos tarpinės susidėvi ir reikėtų jas kartas nuo karto pasikeisti. Taip, kad turėkite omeny, kad tai yra daiktas, kuris po kažkiek tai laiko susidėvi lygiai taip pat kaip ir plastikinė ritės apsauga, kuri nusidaužo į visokius akmenis, kelmus ar į kažkur. Na irgi dėvisi, tai yra du pagrindiniai dalykai, kurie susidėvi būtent metalo detektoriai. Dar vienas dalykas, kurį rekomenduočiau iš tikrųjų, tai yra ekrano apsauga, nes dažnu atveju mes spaudom mygtukus ant pulto, ant valdymo bloko ir čia dažnai prisikaupia kokių nors žemių ir taip mes galim subraižyti ekraną, taip kad pabandykit susirasti kokią nors, būna kai kuriem detektoriam yra specialūs tie ekrano apsaugos, kai kurių galit nusipirkti, nežinau, kokią nors paprastą dalyką, kokią nors tabletui, planšetei, išsikirpti pagal dydį ir užsiklijuoti ant viršaus. Taip šiek tiek pagerinsit, sakykime, pailginsit savo ekrano gyvavimo laiką ir nebus jisai taip subraižytas. Susibraižys, paimsit, pakeisit tą apsaugą ir bus žymiai paprasčiau ir detektorius atrodys gražiau ir šviežiau negu yra iš tikrųjų. Štai tiek apie metalo detektorius ir mūsų etiką kasėjų, apie kasinėjimą ir priežiūrą metalo detektorių. Tikiuosi šitas video jums neprailgo ir kągi, uždėkit, jeigu patiko, kažko tai naujo išmokot ir supratot, uždėkit thumbs up, prenumeruokit kanalą, paspauskit varpelį, kad apie mano video jums praneštų YouTube'as. Ir ką, iki kitų susitikimų, arba kur nors prie testinės duobės, arba paieškose. Taip kad su jumis buvo Tošis ir iki!